Sveiki! Kviečiu šį pusvalandį praleisti su laida Kultūra Plius, pasakojančia apie Klaipėdos kultūrą ir istoriją. Juozas Vosylius, žinomas Klaipėdos tapytojas, mentalistas, kurio įspūdingo dydžio darbai puošia ne tik įvairius interjerus, bet ir šventovių altorius. Kviečiu šiandien į pokalbį su Juozu Vosyliumi. Juozas Vosylius gimė Marijampolės rajone. Dar Vilkaviškio pradinėje mokykloje mokytoja pastebėjo jo gabumus, polinkį piešti ir, kaip juokauja, savo nelaimę išvyko mokytis į Vilniaus Čiurlionio menų mokyklą. Ją pabaigęs įstojo į dabartinę dailės akademiją, kur iš pradžių pasirinko tapybos studijas. Labai patraukė freską. Nepaprastai kažkaip, matomai jaunatviškas maksimalizmas, koks tai, ar tai kas, tai dievas žino. Ir trečiam kurse perėjau į freską pas profesorę Veiverytę. Ir jinai, matomai, labai gera pedagogė ir išugdė kokį tai būtent požiūrį į freskos meną, kaip reiškia tokį ypatingos atsakomybės meną. Ir jisai sutapo, matomai, su mano kokiam tai nuostatom, tokiam maksimalistinėm. Baigė studijas, atvyko gyventi Klaipėdą ir jau nuo 1973 metų pradėjo dalyvauti įvairiose parodose. Susipažinęs su architektu Zigmu Rutkausku, kuris kone vienintelis tuo metu savo kuriamus interjerus puošdavo freskomis, kūrėjas Klaipėdoje, Palangoje, Pagėgiuose, Viežaičiuose, Rietave. Daugelis klaipėdiečių dar šiandien gerai atsimena kavinės Du gaideliai sienų piešinius. Menininkas yra sukūręs daugiau nei 20 freskų, o paskutinis didžiausias darbas papuošė Šventosios bažnyčią. Visas kūrybos procesas užtruko kone 4 metus. Ir aš tokį vartoju terminą rakto suradimas, kol surandi temą ir raktą. Į freską visur jinai yra labai toks atsakingas menas, kuris kuriamas ne labai ilgam laikui, kuris turi būti pripildytas kokių tai idėjų, kurios turi būti aktualios, įdomios ne vienai kartai žmonių. Ir dar dvigubai atsakingai yra darbas šventoviai, bažnyčioj. Nes sąlytis su anapusybė vienas dalykas. Kitas dalykas, ir būtent tos idėjos, kurios gali ir turi būti aktualios, atsakyti klausimus, kurie ir šių laikų žmogui ir ateinančių kartų žmogui, kad jos būtų aktualios ir tam surasti tą raktą yra nelengva. Paskutinis darbas, kuris Šventosios bažnyčioje atsirado ir čia dirbančio klebono Vidmanto Griciaus pastangomis, anot dailininko gimė labai sunkiai. Tas techninis išdidinimas tai nėra taip sunku. Yra sunkiau išlaikyti tą įtampą, tą vidinę pirminės idėjos įtampą. Mažo projekto padarimas, paskui, jeigu jau taip domina ta technika, yra suskaidoma kvadratėliais. Pakabinamas natūralaus dydžio piešinys, koks bus jisai, suskaidomas kvadratėliais, kvadratais, atitinkamai didesniais, ir iš to kvadrato ir perkeliama ten viskas taip iš to. Bet sunkiausia yra būtent kaip tai laikyti savyje ilgą laiką tą pirminę energetiką. Vidinę įtampą perkeliant darbą iš eskizo ant sienos autorius turi ne tik nuolat išlaikyti ir jausti, bet ir ją užauginti, didinti kartu su didėjančiu darbu, kartu užauginant ir energetinį lauką. Vienas dalykas projektėlį daryti dirbtuvėje prie stalo, ten. Kitas dalykas visiškai dirbti jau natūroje, jaučiant aplinką, jaučiant visą šitą netgi šventovės tą erdvę, šventovės dvasią tą. Ir kažkaip jai atsiverti tai dvasiai. Ir su ją eiti. Yra tas terminas, kad freska nėra padaroma, yra užauginama, ji turi užaugti. Ji turi užaugti į plotį, į aukštį, į gylį, visom tom dimencijom turi užaugti. Kūryba dailininkui yra tarsi meditacija, įsiklausimas į gyvenimą, šių dienų aktualijas, atrandant svarbius žmonijai dalykus, reiškinius. Freska Šventosios bažnyčiai gimė sunkiai, daug ieškant ir dirbant. Pradžioj buvo daug ten visko tam projekte, reiškia, buvo čia daug visokių vaizdų, daug visokių temų pradžioj. Ir po to vis ne tas, po to atbyrėjo, nubyrėjo tų vaizdų ir liko tik tai tas, kas reiškia pati esmė. Kelionės esmė, šviesos, tamsos esmė, kažkokie tai klausimai. Ir Marija, kaip reiškia, ir
palydovas, ar tai vedlys, ar tai kažkas tokio. Juozas Vosylius tapo ir peizažus, figūrinės kompozicijas, portretus bei natiurmortus. Visi vaizdai dailininko paveikslus atkeliauja ne šiaip sau, tai nėra tiesiog daiktai, kone kiekvienas yra simbolis, alegorija. Dailininkas nedirba taip, kad ateina, padažo teptuką į dažą ir su tuo teptuku nutapo. Teptukas yra, dailininkas nemato, ką tapo labai dažnai. Vyksta koks tai informacijos ar tai energetikos perdavimas į drobę, o ten tas teptukas, ranka yra tik tai priemonė. O tie klausimai, kokios temos reiškia, kaip jos ateina kažkokiu paslaptingu būdu. Tai vėlgi yra kokios tai vedimas dvasios. Ir čia viena yra iš paslapčių, kad pasaulis yra vienas, dailininkų yra daug, visi mato tą pasaulį, tą patį realų pasaulį skirtingai. Juozas Vosylius mano, kad dailininkas yra vedamas kažkokios paslaptingos jėgos, dėl to jo asmeninis požiūris ir santykis su aplinka ir erdve yra kitoks. Menininkas yra tarsi laidininkas, perteikiantis jam vienam siunčiamus signalus ar ženklus. Yra medžiagos pasipriešinimas, pavyzdžiui, tuščios drobės pasipriešinimas. Ir kartais būna sumanymas pats geriausias, pats jau ten atrodo, tik tai belieka perkelti į drobę. Perkelta į drobę, pasirodo, kad ten buvo klaida. Nieko. Yra paslaptingi dalykai, šitie tie kūrybos visi dalykai yra kartais sunkiai žodžiais nusakomi. Tai yra vedimas. Temas padiktuoja ir poezija, muzika, bendravimas su kitais žmonėmis. Dažnos kūrybos temos, dvasingumas, sakralumas, amžinosios žmogaus būties paieška ir atskleidimas. Man kaip tikinčiam žmogui visada truputį traukia koks tai amžinybės klausimas, pavyzdžiui. Aš labai jau daug metų dirbu, tarkim, gintaro rinkėjų tema. Gintaro rinkėjų tema, kad kas tai yra gintaro rinkėjų? Tai yra žmonės, aš taip įsivaizdavau, kad žmonės, kurie kažko kapstosi prie amžinybės. Jūra, vandenynas, jūra, man taip tarsi amžinybės koks tai įvaizdis. Kažkas tokio, gintaro rinkėjų tema. Dabar jau irgi daug metų dirbu šventumo tema. Tai yra, kas tai yra, galvoju, kas tai yra šventumas? Šventumas tai yra ėjimas per pasaulį su kažkokiu tai labai pozityviu, gėlėtu turiniu. Pastaruosius kelis metus pamėgęs Klaipėdos botanikos sodą, kuriame būnant ir kuriant, šiuo metu gimsta spalvingas, gausybės gamtos detalių kupinas paveikslų ciklas Rojaus sodas. Žvelgiant į visą dailininko kūrybą, jai būdinga monumentali, kiek deformuota forma, groteskas, balansuotas koloritas. Dailininkas pastebi, kad laikui bėgant jo kūryba keičiasi. Pradžioj buvo stilius labai freskiškas, nes freska yra toks menas, kuriame labai daug spalvų neįkrausi. Yra raudona, geltona, mėlyna, jeigu žinot, gali paskui freską pradėti slėgti, dominuoti. Jinai turi būti saugusi su interjeru. Jinai turi tik tai pagyvinti ir todėl ten spalvų labai daug nėra. Ir bent jau lietuvio mentalitetų, lietuvio mąstymui kažkaip santūrio spalvos, tai pas mane irgi buvo pradžiai dominavo piešinys labai tikslus, nes kažkaip aš labai visada mėgau piešinį. Laikui bėgant darbuose atsirado daugiau spalvų, o pastarieji Juozo Vosyliaus darbai spalvingi, ypač tapyba, juose juntamas stiprus freskos poveikis. Tapyboje aš mėgstu literatūros, aš mėgstu turinio. Kaip anksčiau buvo Lietuvos tapyboje, reiškia, ta tokia idėja, kad vien tik tai spalvinė gama reikia pasakyti viską. Kad, reiškia, arsininkų, reiškia, tradicija lietuvių tapyba, kad grinai koloristinė tapyba, kad yra grinai tik tapyba, spalva, viskas. Man lyg atrodė, kad to maža. Aš žinau, kad paprasta elementari tapyba labai turi magiją stiprią. Bet kažko tai matyti freską man pridėjo, kad aš visada ieškau kokios tai minties kiekvienam paveiksle. Minties, pasakojimo, kokio tai turinio. Tai nėra gerai, aišku. Šiaip jau kiti tapytojai sako, kad literatūros kuo mažiau, tuo geriau tapybos kūrinyje, bet man taip jau gaunasi. Juozas Vosylius mano, jog visų dailininkų darbai turėtų kurti harmoniją ir vesti jos link. Dailininkas mėgsta tapyti portretus. Kiekviename ieško žmogaus charakterio, kažkokios intrigos, ypatingą svarbą teikdamas detalėms, atspindinčiams portretuojamo personažo aplinką, profesiją, pomėgius, svajones, dvasinį pasaulį.
portreto žanras yra labai geras, sunkus, labai garbingas, bet vat aš jį mėgstu. Nuvažiuosim į dirbtuvę, pamatysi, turėjau keletą portretų, kurių ir dabar. Bet tik tai tiek, kad dabar atsirado labai fotografija, kaip ištobulėjo, tai portretų tokia paklausa yra sumažėjusi stipriai. Va, kitas dalykas, gal yra nepasitikėjimas padidėjęs dailininkais. Dailininkas dirba ir su jaunais žmonėmis. Dalinasi savo patirtimi ir žiniomis Klaipėdos universiteto menų fakultete prieš 8 metus įsteigtoje dailės katedroje. Šiuo metu jai ir vadovauja, tačiau labiausiai džiaugiasi, jog turi galimybę dirbti su studentais. Aš vedėjau savo nelaimę, tapau labai neseniai ir va, bet šiaip tai jinai ir buvo, ir matomai buvo vadinama Jankaus katedra ir pelnytai. Tai va, ir labai smagu ir labai gera bendrauti su jaunais žmonėm, kurie pasirenka būtent va tokio dvasinio, reiškia dvasinės misijos kelią kažkokios tai. Labai gera su jais ir kažkaip tai, kiek aš daug metų dirbau dirbtuvėje, kaip vien tik tai. Dirbtuvėje toks kartais būna po to užsisėdėjimas, toksai truputėlį rutina. Pabendravo su jaunais žmonėm, visai atsiranda netgi daug ir iš jų gauni visko. Dailininkas laisvalaikio, sako, turės labai mažai, tačiau mano, kad jį įmanoma susikurti. Dailininkas neturi atostogų. Mes dirbam ne tada, kada su pieštuku ar su teptuku dirbam. Dailininkas dirba visada. Šiaip jau, ta prasme, atsivėrimo prasme, tam pasauliui, santykio su pasauliu prasme, jis privalo tai būti visada, kažkokiu tai budėjime. Juozas Vosylius mėgsta pabūti gamtoje, lankytis botanikos sode, pasiklausyti gero koncerto ar paskaityti knygą. Nors visai neseniai baigė nemažą darbą vienai Kauno bažnyčiai, tačiau autoriai norėtų sukurti dar bent vieną freską, o artimiausioje ateityje planuoja sudalyvauti Klaipėdos krašto dailininkų Vakarų vėjų parodoje.